Objekte bus betonuojamos grindys, kol neišbetonuota protingiausia elektros kabeliams prasištrobuoti liniją sienose, nusiplėšti tapetus, pašalinti visus nereikalingus daiktus. Užsipūs didelės skylės galim su makrofleksu. Tada naudojam goldbendą, užsišpakliuoti didelius nelygumas skylės. Darom langų atkosus. Iš gipso galim klijuoti su goldbendu. Naudojam kaip klijus. Nepamirškite ant tarp lango ir atkoso užklijuoti garui nepralaidžią juostą. Uždėjus gipsą, tada metalinius kampukus uždedam tarp sienos ir gipso ir juos užpakliuojam. Špakliuojam sienas pirmą kartą su stambiagrūdžiu špakliu, antrą kartą su smulkiagrūdžiu. Naudojau Fluger skandinaviško gamintojo špaklius, tiek dažus, labai gera kokybė, gerai trinasi, dengiasi sienas. Nušpakliavus, nudažom vieną kartą ir viskas, objektas paruoštas betonavimui. Betonavimas. Viena didelė mašina sijoto žvyro supompavo su siurbliu, sutrombavo, tada plėvelę deda, tinklą metalinį, įsiplinčiančią juostą tarp grindų ir sienos ir betonas. Vonioj plytelės grindimis įklejavom, o sienom naudojau Norvegijoje labai populiarius Fibo Trespo plokštės. Aliuminį profiliuką pasidedi palei apačią ir tiesiog su klijais klijuoji. Jos yra klik sistema, vandeniui atsparios, tai labai greitai darbas vieną dieną ir vienam žmogui ir padaryta vonia. Labai neblogas rezultatas. Grindims vinilinę dangą naudojau, nes yra atspari braižymuisi, drėgmei, tik tai paklotą naudokit specialų, nes skiriasi nuo paprasto laminato, jos toks guminis ir kitoks. Tai išsidažėm sienas dar kartą, virtuvinis iš Ikėjos 400 €, gan nebloga kaina, santechnika vonioj, santechnika ir elektrą sunku prisikviesti žmonės, nieks nenori važiuoti tokius mažus objektus, įtempiamas lubos pasidarėm, plintusus dėjau PVC irgi, kad atsparus drėgmei būtų, ant klijų suklijavom. Ir viskas, objektas kaip ir baigtas. Viso už remontus su medžiagom, nes medžiagos 16 000 plus dar darbas. Tai nemaža suma. Daug pinigų už laiptus išėjo, didžioji suma 3000 laiptai ir betonavimas 2,5.